Labai dažnai per konsultacijas pacientai klausia, ar man beverta tos dantis saugoti, labai daug sugedusių dantų, daug reikėtų taisyti, paskui reikėtų protezuoti, gal tiesiog traukiam viską, dedam implantus ir bus amžinai. Čia, juokaujant, galime pasakyti amžinai, priklausomai, kiek mes gyvensime. Tačiau mes pamirštam, kad dantys yra taip pat organai, kai būtų kojos, rankos. Ar mes sutiktumėm apysveikęs rankas, kojas pašalinti ir vietoj jų padaryti gražesnės, bet dirbtinas? Ar mes tikimės, kad tai bus taip pat smagiai naudoti kaip natūrales? Tai tikriausiai nesitikim. Bet kažkodėl tai mes manom, kad praradę nuosavus dantis ir padarę dirbtinus dantis, mes išspręsime dantų problemą. Čia daugmaž reikėtų daryti, juokaujant, tokį palyginimą. Mus kankina kojų grybelis, dėl to reikia pašalinti kojas ir padaryti naujas kojas. Grybelio problemą mes įspręsime. Bet ar mūsų kojos veiks taip, kaip veikia, tikrai ne. Todėl kol kas nieko geresnio nėra sugalvota kaip natūralus dantis ir jį būtina stengtis ir saugoti visom priemonėm ir implantus stengtis dėti kuo vėliau, kai jau nebeišeina pataisyti natūralių dantų.